finišas. Sveiki, mėlyjeji, sveikiname su jumis paskutinį kartą prieš dar netrukus įvyksiančią tiesioginę transliaciją. Norime pranešti prizo nugalėtoją, kuriam atitenka Lunar Bytes dėžė paslaptis su daug jaukų, kurios pristatėme vakar, Poseidonai, Harpiai ir taip toliau. Bet svarbiausia. Svarbiausia, kas įvyko, tai žuvis nebuvo padidinta ir teisingai spėjo, mes jau išrinkome nugalėtoją, Rolis J33. Sveikiname tave, susisiekėte asmeninę žinutę Facebook'e ir sutarsime, kaip atsiimti šią dėžę su Lunar Bytes dovanomis. Na, o dabar teisėjai jau pabaigė finalinį svėrimą, posignalinį svėrimą ir greitojų būdų perbėgam per zonas, per overall lentelę ir matome labai įdomių dalykų. Tai trumpai drūtai apie zoną A iš eilės. Apie zoną A iš eilės Carp Devils išliko priekyje, nors Tratatūnai spurtavo per paskutinės 4 valandas, pasivijo, liko tik tai 18 kg arba 2 didesni karpiai kintų dydžio. Deja, Tratatūnai išlieka antri su Baltijos žvyno pavadinimu. Krante LT karpoholikai irgi puikiai spurtavo, 319 kg, bet jiems pasivyti nepavyko. Toliau jau pasižiūrėsite lentelėje patys, kaip įsidėstė komandos. Ir B zonoje įvyko fenomenalus dalykas. Ilgą laiką pirmavusi Krante LT komanda jau atrodė užsitikrinusi nugalėtojos vardą, jau atrodė jau čia sunku nepavėjama, o rytinis ir dar paskutinis 12 valandos svėrimas įrodė vieną dalyką, kad Trauk žuvį LT2 komanda sugebėjo ne tik tai pasivyti, bet ir aplenkti ir uždėjo 28 kg Krante LT komandai. Ką reiškia, niekada nepasiduok. Taip, ir tai reiškia, kad jie tampa zonos A nugalėtojais. Taigi Krante LT komanda antra, atsilikusi 28 kg ir Skyling Fishing Team puikiai pasirodo. Po truputėlį į viršų, puikus pasirodymas. Ir bendra turnyrinė lentelė atrodo sekančiai. Carp Devils pirma vieta, 378 kg, Trauk žuvį LT antra, komanda antroje vietoje, 2-2. Taip. Ir Tratatūnai Baltijos žvynas yra trečioje vietoje. Įdomus faktas tas, kad Carp Devils ir Tratatūnai yra vieni šalia kitų. Tai vat, labai džiaugiamės, kad buvot kartu su mumis, kaip sakė Mindaugas, dar paprašysim jūsų dėmesio 14 valandą, laukia tiesioginė transliacija iš apdovanojimų ceremonijos, kaip jau tas YouTube'as leis transliuoti, ar vertikaliai, ar horizontaliai, tai jau čia nuspręs YouTube'o dievai. Esmė, kad jūs matysite viską. Tai mūsų medijos vardu dėkojam visiems žiūrėjusiems, žaidusiems žaidimuose, apsilankiusiems Instagrame, Facebook'e, YouTube platformose. Super, mes tikrai jaučiame jūsų didžiulį palaikymą, tikrai sunkiuose Lietuvos čempionato varžybose. Sakom tiek. Ir pasimatome Liepos mėnesį Balotės ežero pakrantėje prie Jekapilio jau iš karto po Mindauginių. Ate.